Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Sveiki, džiaugiuosi, kad įsijungėte BTV kanalą ir žiūrite laidą Duok labas. Šiandien mes su Knopkiu jums paruošėme labai įdomų pasakojimą apie kylančią Lietuvos muzikos žvaigždę, dainininkę, populiaraus projekto finalininkę, beje, finalinėse kovose nugalėjusią patį Soliarį, o taip pat daugybės muzikinių konkursų dalyvė ir nugalėtoja Milda Martinkėnaitė. Taigi, Milda į laidos Duok labas filmavimą atėjo su 2 augintiniais. Ir nors stereotipiškai mes manome, kad katinai ir šunys nelabai gerai sutarė, skirtingai nuo, pavyzdžiui, mūsų su Knopkiu, Mildos augintiniai sugyvena puikiai. Taigi žiūrėkite laidą ir patys viską pamatysite. Šiandien laidoje pažintis su kylančia Lietuvos muzikos žvaigžde Milda Martinkėnaitė ir jos augintiniais. Kodėl Mildos vilkšunis gavo rožinio paršelio vardą, kaip benamė katė tapo tikra ponia, kokį gyvūną Milda laimėjo loterijoje ir dėl ko retriveris yra nešiojamas ant rankų, o taip pat šunų grožio konkursas. Kylanti Lietuvos muzikos žvaigždė Milda Martinkėnaitė muzikuoja 7 metus. Yra dalyvavusi viename labai populiariame televizijos muzikinėme projekte. Taip pat Milda tarptautinėme jaunųjų atlikėjų konkurse Piragavski Rasviet International Song Contest laimėjo didįjį prizą. Taigi susitikimas su tokia bohemiška ir talentinga asmenybė žadėjo siurprizų. Na, bet ne tokių. Laukėme Mildos su dideliu katinu ir dideliu mišrūnu. O kągi pamatėme? Taip, katė kelioninėme krepšyje susirangiusi buvo. Tačiau draugas Karolis iš automobilio pakvietė iššokti auksaspalvį retriverį, kuris labai nenorėjo lipti laiptais ir į 2. aukštą jį teko užnešti ant rankų. Na, bet jeigu Milda pati papasakoja, kasgi nutiko su ankstesnėmis svajonėmis ir kiekgi gyvūnų jie augina iš tiesų. Dalyvaudama televizijos muzikinėme projekte, Milda Vilniaus Gedimino technikos universitete studijavo inžinerinę architektūrą. Tuomet Milda sakė, kad svajoja suprojektuoti namą, kuriame galėtų dainuoti. Studijavau architektūrą. Taip. Su studijom tai čia toksai, nežinau, atsimerkiau, žodžiu, iš pat pradžių studijavau inžinerinę architektūrą ir nusprendžiau, kad, ne man, vis dėlto ne man šitą specialybę. Ir šiemet jau studijuoju dalykinę anglų ir prancūzų kalbas. Drastiškas pokytis, bet į gerą. Tikrai jaučiu, kad tai yra mano vieta, sakykime. O kaipgi muzika? Tąsyk televizijos muzikinėme projekte net muzikos profesionalai stebėjosi smulkute kuklė mergaitė, ko netobulai atliekančią sudėtingiausius džiazo kūrėjų kūrinius. Gal mergaitės talentas buvo puoselėjamas nuo vaikystės? Muzika mano gyvenime atsirado labai seniai. Negaliu sakyti, kad gimiau dainuodama ten ar panašiai, bet kažkaip pajutau, kad reikia man dainuoti. Tiesiog reikia ir viskas. Ir prasidėjo visokie chorai ir būreliai, kol mano mokykloje muzikos mokytoja nepasakė, kad vis dėlto Milda, tu galbūt gali šiek tiek daugiau nei choro lygmenį, žinai. Ir pasiūlė man lankyti pamokas pas Nijolę Maceikaitę. Ir taip aš ten atsidūriau ir jau 7 metus mes draugaujam kartu, jinai mane ruošia. Ir dėl to dabar dainuoju taip, kaip dainuoju. Po reklamos žiūrėkite, pažintis su kylančia Lietuvos muzikos žvaigžde Milda Martinkėnaitė ir jos augintiniais. Kodėl Mildos vilkšunis gavo rožinio paršelio vardą, kaip benamė katė tapo tikra ponia, kokį gyvūną Milda laimėjo loterijoje ir dėl ko retriveris yra nešiojamas ant rankų, o taip pat šunų grožio konkursas. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Stebint šią jauną smulkutę mergaitę, kažkodėl mums net nekyla abejonių. Apie jos pasiekimus profesionalioje atlikėjos veikloje girdėsime dar ne kartą. Tačiau pats laikas pereiti prie svarbiausios mūsų laidos temos – Mildos augintinių. 2 draugai čia.
Taip pat dar namuose liko kiemsargis, kurio vardas Pigas. Ir vardo kilmė yra trumputė priešistorė. Vaikystėje aš piešdavau kažkokius gyvūnus, čia mama pasakojo. Ir jie man visi buvo pigai. Jie visi buvo rožiniai, visi buvo pigai, bet tai tikrai nėra paršelis, siejant su anglų kalba, bet va, tiesiog toksai gyvūnas. Ir kai namuose atsidūrė Pigas, tai jo nosis yra rožinė, tai kažkaip va, tas vardas ir prilipo. Pigas jau garbaus amžiaus mišrūnas. Kaip sako Milda, vokiečių aviganis sumaišytas su velnias žino kuo. Jis jau silpnai mato, todėl šeimininkė nenorėjo kelti jam papildomo streso ir paliko ilsėtis namuose. Štai yra Dragas, auksaspalvis retriveris, kuris šiandien visai neblogos nuotaikos, nes šiaip kiek aš į jį žiūriu, tiek jis yra, atrodo, jo niekas nemyli, niekas neduoda valgyti, niekas nevedžioja, toks liūdesys veide visą laiką. Bet va, šiandien vis gerai nusiteikęs. Čia yra pats geriausias draugas visiems mažiem vaikam turbūt, kurį galima paniurkyti ir jis nieko nedarys, gerai, pakasykit mane, žodžiu, toks tikrai draugelis. Bet sakau, man va, jis visą laiką atrodo toks liūdnas, susirūpinęs, nežinau kodėl. Jaukiai įsitaisiusi ant jaunosios dainininkės kelių, katė kol kas ramiai stebėjo aplinką ir laukė. Na, o apie mane kada teiksies papasakoti, brangutė? Ir sulaukė. Štai čia yra Simka, kurios istorija irgi labai įdomi. Iš tiesų, čia iš pat pradžių buvo brolio katė. Ir jinai buvo rasta automobilių stovėjimo aikštelėj prieš 7 metus. Ir apsigyveno bute ir štai vat, pasidarė didelę poniutę. Ir jau metus laiko jinai gyvena su mumis, mano namuose. Ir patiria, kas yra gamta. Jau minėjau prieš tai, kad labai tokia susitvarkiusi mergina iš tiesų yra, dėl to, kad prieš eidama į lauką susitvarko savo reikalus. Grįžusi, tiksliau, jeigu jau nori grįžti namo, tai irgi pamiaukia, aš jau atėjau, priimkit mane. Mane visą laiką pasitinka, jeigu aš, tarkim, bandau tyliai grįžti namo, kad tėvai neišgirstų kokią antrą nakties, tai jinai bus ta, kuri pareiškia, kad Milda grįžo, pasiklausė, kaip man sekėsi, apmiaukia, pati papasakoja, kaip jai visą dieną praėjo, bet mes labai gerai sutarėm. Puikiai. Tačiau ir tai dar ne viskas. Mildos tėvų namuose yra ir dar vienas augintinis – triušis. Renkant vardą jam buvo tiek daug įvairiausių variantų, kad ilgiausiai nepavyko nustatyti lyties, tad šeima nutarė jį vadinti tiesiog triušiu. Tas triušis atsirado mūsų namuose irgi visai įdomiom aplinkybėm. Prieš praeitas Velykas, vienam prekybos centre buvo akcija, kaip ir, žodžiu, galima buvo pildyti lapelius, anketas ir galima buvo laimėti triušį. Daug ten jų lakstė ir aš supratau, kad viskas, man reikia triušio. Atrodo, kaip čia didelė merga ir užsimanė triušio. Bet, labai norėjau ir priverčiau visus savo draugus irgi užpildytas anketas jų vardais, nesvarbu, bet aš noriu triušio. Ir atėjo ta laimingų anketų traukimo diena ir štai, papuoliau. Na štai, visi augintiniai pristatyti. Įdomu, kasgi Mildos namų karalius? Gal rimtasis beveik 7,5 metų Dragas? Tiek rimtas stotas, tiek rūpesčio, ko ne visų pasaulio atspindys veide, lyg ir leistų taip spėti. Tačiau Milda švelniai glosto Simką. Tikrai, jinai jaučiasi labai, ponia, tiesiog ponia. Jinai sėdi ant laiptų, žiūri iš aukšto į visus, ką jūs čia mirtingieji darot. Jinai prižiūri situaciją, kaip čia, kas čia. Turi labai stiprų charakterį, žino, ko nori. O Dragas ramesnis, Dragai, ateik. Dragas yra labai geras, pasiuosto. Iš pat pradžių jie labai, kažkaip, nežinau, Simka papučia uodegą, Dragas nesupranta, kas vyksta, kaip ir vytis, gal nesivyt, gal čia mes draugausim, bet,
dabar susižvalgo. Bet šiaip sutarė visai neblogai, abu labai ramus gyvūnai iš tiesų yra. Ilgainiui paaiškės, jog Milda yra dalyvavusi ne viename užsienyje vykusiame jaunųjų atlikėjų konkurse ir kad jai norisi dainuoti ne tik savo namuose, bet ir publikai. Ir dar, jaunai dainininkiai labai svarbus įvertinimas. Mano zodiako ženklas yra liūtas ir nors gal labiau katinas, iš tiesų nežinau. Bet šiaip, taip, man labai svarbu, kaip mane vertina. Ir kai jau teko nebedalyvauti, tai buvo labai sunku ir labai skaudu. Bet mokytojos dėka, nes jinai man kartu ne tik dėsto dainavimo visas paslaptis, bet kartu yra ir psichologija labai didelė. Tai mokytojos dėka atsigavau, viskas gerai ir šturmavau. Kokius 6 metus mokiausi dainuoti tik tai dėl savęs, nes man buvo gera, bet prieš metus maždaug supratau, kad, velnias, man reikia tos scenos, kad muzika yra tai, ką aš noriu daryti gyvenime. Ir įvertinimas man yra šiaip labai svarbus. Nijolė Maceikaitė jau daugybę metų yra viena žymiausių vokalo dėstytojų Lietuvoje. Ji jau yra parengusi daugybę žymių atlikėjų. Aistė Pilvelytė, Rūta Lukoševičiūtė, Giedrė Kilčiauskaitė, Milana, Dima Šavrova, Eglė Jurgaitytė, Evelina Nusauskaitė ir daugybė kitų. Mūsų pokalbio metu Milda ne kartą su šilta pagarba kalbės apie savo mokytoją. Jinai visą laiką žiūrėjo, kur link aš pati linkstu. Kas man tinka, kas patinka. Visą laiką siūlydavo kūrinius tam, kad pažiūrėtų, ką aš renkuosi. Ir galų gale gavosi taip, jog širdis linko link džiazo, bliuzo, žodžiu, tokio stiliaus. Pradėjusi dainuoti mokyklos chore, televizijos muzikinėme projekte Milda nuolat buvo pristatoma kaip pabrėžtinai kukli mergaitė. Stebimės, juk džiazas laisvės muzika. Kaipgi sekasi suderinti šiuos bruožus? Kai dainuoju, tai man tiek jėgų, nežinau, tiek daug energijos norisi perteikti. O kad aš kukli, tai turbūt dėl to, kad, nežinau, nemėgstu labai daug skėsčioti rankomis ir garsiai juoktis ir, nežinau, labai apie daug viską kalbėti. Kažkaip, galbūt, jo, galiu atrodyti tokia kukli, bet kai reikia, tai pašneku. Tvirto charakterio, mokytojos ir artimųjų dėka nusišluosčiusi ašaras po nesėkmės lietuviškajame dainų projekte, Milda Martinkėnaitė neužsidarė tarp 4 sienų. Netrukus buvo pakviesta į tarptautinį konkursą. Į tarptautinį konkursą patekau, vėlgi, konkursuose dalyvauju jau ganėtinai seniai, kiek ir mokausi dainuoti. Tai tie tarptautiniai konkursai kaip ir nenaujiena ir padalyvavus viename, gauni pakvietimą į kitą. Ir tokiu pat būdu atsidūriau tarptautiniam konkurse Maskvoje ir pasisekė. Ar pastebėjote, mėly žiūrovai, laidai Duok labas ypatingai sekasi sutikti ne tik įdomius žmogiškosius pašnekovus, bet ir nepaprastai kultūringus keturkojus, praktiškai jokių šunybių ar katybių. O kokius žaidimus labiausiai mėgsta žaisti 4 Mildos keturkojai? Simka tai žaidžia su laiptais, atsisėda ant laiptų. Tiksliau, ne su laiptais, bet viskas vyksta laiptų plotmėje. Atsisėda ant laipto, eini pro šalį, tai jinai sulėtina taip per galvą. Taip mosteli, maždaug eik. Tada, aišku, atkreipia į save dėmesį ir prasideda visokie pirštų, ten šiaudelių, brūžinimai. Ir jinai labai gaudo, labai žaidžia. Matosi iškart kovinis veidas, ausis tokios stačios, akis plačios, ūsai į priekį pasistumia. Dragas tai pamato kokią pašalinę katę, tai jam čia yra smagiausia dalis. Tiesiog bėgantis objektas, kodėlgi ne. Pagalio, jis gal nelabai mėgėjęs atnešti. Gaudyti taip, bet paskui jau pats ir pasimk, lygiai taip pat ir pigas elgiasi. Triušis turi irgi savo... Jis mėgsta dėmesį. Tarkim, sėdi savo narvelyje, nes mes jam turim didesnį narvą, tiesiog, kad apskritai švariau namuose būtų.
Tai jisai pasiema savo, pavyzdžiui, dubenėlį su maistu ir, na, va, taip pamėto po narvelį, pavyzdžiui. Atkreipia dėmesį, kad jau kaip ir metas pasirūpinti. O jeigu paleidžiam triušį ir katė taip pat susidomi, kas čia per gyvūnas, tai katė įdomu, jinai uosto jau kaip ir nori su letena irgi pajudinti, patikrinti, kaip jis čia veikia. Tai triušis su galiniam kojytėm parodo, kad netoks jis jau ir menkas. Na, o kaipgi paskaitos universitete, muzikos užsiėmimai, konkursai ir jaunoms panelėms priklausančios atostogos ar vakarėliai, galbūt kuri nors augintinį Milda vežasi su savimi, klydom taip spėja. Stengiuosi viena. Dragui mažiausiai streso važiuojant, jis dairosi per langus, viskas gerai. Simka nerimauja, jai yra žiauriai baisu. Jinai apmiaukia, pasako viską, ką galvoja apie šitą kelionę. Išvaikšto visą mašiną, kaip turi būti. O tai dėl to keliauju viena ir lieka namuose su tėvais, visa mūsų šeimina. Ir štai taip, nes paprasčiau tiesiog, ramiau visiems. Pigas daugiausia laiko praleidžia lauke, tačiau orams atšalus ir jis atsikrausto į Mildos šeimos būstą Vilniaus priemiestyje. Tuomet abu šunys apsigyvena pirmame aukšte. Simka karaliauja antrame, na, o triušis paprastai būna verandoje. Visi pasiskirsto teritorijomis ir nebelieka dėl ko ginčytis. Visgi, ar neiškrečia augintiniai kokių eibių? Šunys tai labai geri. Labai tvarkingi, kultūringi, kaip turi būti. Ir nieko, jokių blogybių nedaro. Tikrai. Katė nugraužia lapus augalams, kaip priklauso, o šiaip visi labai kažkokie geri gyvūnai, nežinau, kaip čia dabar pasisekė labai. Tikrai, va, kažkaip jie labai gražiai. Aišku, Pigas, jeigu mes jau einam pasivaikščiot, tai jis mane pavedžioja po visas pusnis, po visus krūmus, kur tik įmanoma. Dragas ramesnis, jisai klauso. Pašaukia, kad atbėgtų ir viskas. Jo nereikia laikyti pririštą, nes Pigas paleidė ir viskas išbėga. O šiaip tikrai kažkaip, nežinau, stebuklingai kultūringi gyvūnai. Čia gal dėl to, kad aš labai kukli, nežinau, jie irgi tokie kuklus. Išmaitinti tiek skirtingų augintinių turėtų būti nelengva. Juk kiekvienas iš jų turi savo pomėgius ne tik gyvenimo būdui, bet ir maistui. Kuo lepina savo ištikimuosius keturkojus Milda? Pasirodo, orioji Simka ir šiuo klausimu turi labai aiškią nuomonę. Dragas, jeigu galėtų, tai valgytų turbūt viską iš eilės. Nes, vyrukas matosi pavalgęs, nesiskundžia. Bet jis valgo savo iš tiesų, dažniausiai savo specialų maistą, kartais koks nors kasnelis nuo stalo ir nukrenta. Simka jinai valgo tik tai savo kačių ėdalą ir geria vandenį. Nesuvilios į jokių pienų, jokiom mėsytėm, nieko. Visiškai nesidomi, turi savo mėgstamus patiekalus. O Pigas taip pat valgo dažniausiai šunų ėdalą, bet taip pat palepinam visokiais kauliukais, mėsytėm, kad būtų pavalgęs. O triušis mėgsta irgi savo daržovės ir vaisius, šieną. Nepaisant jauno amžiaus ir šalia sėdinčių karalio, bei net 2 augintinių, vėl mėginame spėti, kuris augintinis turi savo guolį, o su kuriuo šeimininkė dalijasi savo pagalvę. Žvilgsnis vėl nukrypsta į Simką. Jinai tiksliau su manim miega. Jeigu jau aš prisidirbu kaip nors, nelaiku išvalau jai dėžutę arba neduodu valgyti, kai jinai tikrai ryškiai reikalauja, tada jinai būna ori ir neateina pas mane. O šiaip visą laiką prie kojų, iš dešinės pusės, jinai įsitaiso, įsirango ir mes kartu miegam. Pamenate, prieš išeidama į lauką, Simka atlieka savo reikalus. Valgo tik savo veisliai skirtą maistą ir vis dėlto Milda. Na nejaugi katė, gyvendama gamtos prieglobstyje, nelaksto laukais peliaudama ir neieško nuotykių toliau nuo namų. Tarkim, pavasarį, vasarą tai išeina, bet jei čia yra toks stebuklas, išeina, prisiploja prie žemės, žiūri, kas čia vyksta, vėjas, pučia žolės aplinkui, jinai tokia, jei tikrai, jinai labai ilgai pragyveno bute, kokius 6 metus. Ir jai labai keista tas visas gamtos pasaulis. Bet vieną kartą buvo taip, šiaip jinai labai baikšti laukia, bet vieną kartą buvo taip, jog kažkoks kitas kaimynų gal katinas užklydo pas mus į kiemą
Ir Simka papūtė uodegą kaip voverė, puolė ten tą katiną, Jėzau Marija buvo. Nu, ta prasme jau parodė, kad jinai čia yra šeimininkė. Atsisveikindama, Milda prisipažįsta, kad kaip ir visi vaikai, mylėjo visus gyvūnus. Tik jos šeima, skirtingai nei daugelis, vis gausėjo, atsirasdavo vis įvairesnių keturkojų ir visiems užtekdavo ir užtenka vietos. Kai buvau visai maža, turėjau irgi katę ir jinai panaši irgi į Siamo veislę buvo. Nežinau, ar Simka tikrai Siamas, bet charakteris ir išvaizda labai artima tai veisliai. O nuo vaikystės taip turėjau katę, kurios vardas buvo Sinė, lyg tai. Taip, jinai buvo sidabrinio atspalvio, irgi labai įdomi katė. Tada prasidėjo šunų era, vienas po kito tiesiog keitėsi. Vienu metu turėjom, jei neklystų, 3 ar 4 šunis. Dėl to, kad buvo šunė mama, turėjo savo vaikų, vienas iš... atsivedė mergaitę, ta mergaitė atsivedė irgi savo šuniuką, nu žodžiu, va taip. Tai visą laiką pilni namai keturkojų. Šunė mama buvo vokiečių aviganis, o vaikai jau gavosi nebegrini vokietukai. Ir Pigas irgi yra to šunės mamos vaikas, tik tiek, kad jau mamos nebėra, o vat, Pigutis liko. Ta šunė mama irgi, jinai atklydo pas mus į mūsų kiemą tiesiog ir kokias 2 ar 3 paras gulėjo ir viskas nejudėjo niekur, nei iš vietos. Ir iš pradžių labai bijom, nes vis tiek didelis šuo, bet taip gavosi, kad jinai ir liko pas mus. Ir gyveno ilgai ir paliko palikimą. Palinkėkime Mildai, kad visos jos svajonės išsipildytų, kad girdėtume apie ne tik jos pergalės tarptautiniuose konkursuose, bet ir ant Lietuvos scenos. O naudodamiesi progą, perduokime nuoširdžiausius linkėjimus ir jos mokytojai nuostabiajai Nijolei Maceikaitei. O visiems regėtėms ir namie šeimininkės laukiantiems keturkojams gero oro ir linksmų nuotykių. O dabar jūsų ilgai lauktas šunų grožio konkursas. Užtikrinu jūs, kad visiškai nesvarbu, kokio dydžio ir veislės yra jūsų šuo. Mažiukas, kaip mano laidos partneris Čihuahua veislės Knopkis, ar didžiulis kaip rusų vilkogaudis. Jūs visi galite dalyvauti gražiausio šuns konkurse. Nugalėtojui atiteks net 50 kg Canis šunų maisto. Savo augintinių nuotrauką siųskite adresu savireklama@btv.lt. Na, o balsuoti už gražiausią šunį galėsite BTV Facebook puslapyje. Būtinai dalyvaukite ir sėkmės. Dėkoju, kad žiūrėjote mūsų laidą. Tikiuosi ir jūs sutarėte su savo namiškiais taip pat gerai kaip ir Mildos Martinkėnaitės augintiniai ir beje taip pat gerai kaip ir mes su Knopkiu. Taigi linkiu gražiai jums gyventi, nesipykti, o mes pasimatysime po savaitės, sekmadienį 8 val. Ryto. Iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.